Labas visom! Noriu trumpai pristatyti mezgimo siūlus ir apie ką bus mano naujoji pamoka, kuri išeis YouTube kanale. Apie ją vakar užsiminiau ir vakar Facebooko poste. Tai iš pradžių gal trumpai apie siūlus. Megsiu iš Concept by Kate Time Socks mezgimo siūlų. Labai mėgstu kojinių siūlus megzti ne tik iš jų kojines, bet ir megztukus. Tai tikrai labai universalūs siūlai, lengvai prižiūrimi, be proto kokybiški. Tai tikrai bent jau pati nuo savęs labai rekomenduoju, nes esu ne vienus kojinių siūlus išbandžiusi būtent megztukuose. Kalbant apie Katę, gamintoja tikrai nenuvylė ir yra nemaža dalis jų dar nešiojama iki šiol ir jau atrodo norėtųsi jau kažko tai naujo. Bet senų dar irgi gaila, su senais dar gaila atsisveikinti, o atrodo jie lyg būtų nauji. Tai parodysiu dar trumpai spalvas, kurios yra būtent šių siūlų. Tai mėlyna, žalia, ši labai graži žalia, bet vyras vis tik išsirinko raudoną, nes megsime pamokoje vyrišką megztuką, tai bus LXL dydis. Taip, dar tokia grafito spalva ir štai tokia oranžinė spalva. Dar šiek tiek apie šios siūlus, tai sudėtis jų yra klasikinė kojinių siūlų sudėtis, tai yra 25% poliamidas ir 75% merino vilna, tik tai jų storis yra šiek tiek kitoks negu kad būtų standartinis, čia yra 150 gramų, 400 metrų. Įprastai būna 100 gramų, 400-410 metrų, tai jau yra toks klasikinis kojinių siūlų metražas, o šitie, būtent šie yra šiek tiek storesni, dėl to aš juos ir mėgstu labiau megztukuose, negu kad megzti iš jų kojines. Taip pat galiu parodyti, buvo ir mezgamos kojinės iš šių siūlų. Dar tik noriu paminėti, kad jeigu vis tik nutarsite su manim kartu megzti iš šių siūlų megztuką pagal mano pamoką, tai atkreipkite dėmesį, kad spalvų išsidėstymas megztuke bus visiškai kitoks. Štai galite ir jau pasižiūrėti mano nusimegztam mėginuke, nes būtent kojinių siūlai tai yra dažomi taip, kaip jie atrodytų kojinėje, o kalbant apie kitokį mezginį, čia kadangi ir megzta buvo ne ratu, o priekį grįžtant atgal, tai tas spalvų išsidėstymas yra visiškai kitoks. Megztuką mes megsime ratu, tai baltos juostelės, jos bus žymiai plonesnės negu kad matote kojinėje. Tai dar šiek tiek trumpai apie megztuką. Mes megsime klasikinį 4 takelių reglano megztuką. Bus mezgamas LXL dydis, bet neišsigąskite, tikrai tikiu, kad pagal mano paskaičiavimus jūs galėsite megzti, kad ir kartu su manimi, bet megzti ir kitą dydį. Pamokos metu aš jums pateiksiu lenteles, kuriuose bus moteriškų, vyriškų ir vaikiškų išmatavimų lentelė. Tai galėsite pasižiūrėti, pasirinkti, kuris jums dydis yra artimiausias. Pateiksiu skaičiavimus, kurie bus, tikiu, kad lengvai jums pasiskaičiuojami pagal jūsų turimą dydį, tiksliau pagal jūsų norimą megzti dydį. Dar trumpai apie tam tikrus momentus, tai iš karto pasakau, kad mano tankis, aš jau įsiskalbiu ir savo mėginuką, mano tankis yra 21 akis į 10 cm ir aš mezgiu 3,5 dydžio virbalais. Tai jeigu norite megzti kartu su manimi, tilpti į mano tankį, gal net ir norite megzti iš tų pačių siūlų kaip ir aš, tai juos kviečiu įsigyti. Elektroninėje Patria siūlų parduotuvėje jiems yra taikoma 20% nuolaida ir jų kaina yra 11,95 €. Vyriškam megztukui LXL aš pasirinkau 4 vienetus, moteriškam megztukui jums turėtų užtekti 3 vienetų, o vaikiškam megztukui iki 2 vienetų, priklausomai kokį jūs dydį norėtumėt megzti.
Tai jeigu jūs norite tilpti į mano tankumą, tai tuomet, kaip ir sakiau, kviečiu jus į elektroninę Patria siūlų parduotuvę www.patriasiūlai.lt, nes pirmoji pamoka planuojama, kad išeis kitos savaitės pradžioje, tai tikrai turėsite laiko užsisakyti mezgimo siūlus, aš turėsiu laiko jums išsiųsti ir net manau, kad turėsite laiko prasimegzti, pasižiūrėti, ar tinka, ar atitinka jūsų tankis su manuoju. Bet nebijokite, jeigu jūsų tankis bus ir šiek tiek kitoks, tarkim, jeigu bus 22 akis ar 20 akių į 10 cm, nieko baisaus. Tikiu, kad mano pateikti skaičiavimai jums bus suprantami ir jums kuo puikiausiai pavyks išsiskaičiuoti jums reikiamą akių skaičių. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir tuomet iki kitų kartų, o aš keliauju tuomet pradėti filmuoti pirmąją klasikinio reglano, 4 takelių reglano filmavimo pamoką. Tai ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų. Ate, ate.